Įsirenginėjant namus būtina pagalvoti ir apie tai, kuo puošite savo langus. Dabar tam ypač geras metas, juk už lango pavasaris. Ir atrodytų, kad pasirinkimas išties platus – roletai, žaliuzės, užuolaidos, tačiau pasirinkti nėra lengva. Apie tai, kaip pasikeitė langų uždangos per paskutinius 5 metus ir kokius praktiškus sprendimus siūlo dizaineriai, šiandien kalbėsime su interjero dizainerė Kristina Kaminskienė. Sveiki, Kristina. Sveiki. Užuolaido, žaliuzės, roletai. Kokie sprendimai šiuo metu yra populiariausi? Šiandienai populiaru tai, kas kuria namų jaukumą ir interjerą. Todėl išskirti kažkokio vieno produkto yra pakankamai sudėtinga ir sunku. Dažniausiai žmonės renkasi tai, kas atliktų funkciją kaip uždanga nuo saulės. Labai dažnai renkamas medinės žaliuzės, taip pat plise žaliuzės populiarėja Europoje, neatsilieka ir roletai, kurie visada ir buvo populiaru. Naujas produktas yra Illusion, kuris atrodo kaip užuolaidos ir šiuo metu sulaukia gan didelio populiarumo kuriant interjerus. Paminėjote sparčiai populiarėjantį produktą Illusion. Kas tai? Roletai, užuolaidos? Illusion tai naujas produktas Lietuvoje. Tai dieninių užuolaidų ir vertikalių žaliuzių junginys, kuris valdomas kaip vertikalios žaliuzės. Kokie šitų užuolaidų privalumai? Projektuodami namus, lietuvaičiai nori didelių langų. Todėl susiduria su problema, kuom tuos langus uždengti. Todėl Illusion yra labai geras sprendimas būtent tokiems dideliems langams. Kadangi yra patogus valdymas, labai gali būti didelis aukštis ir plotis. Dėl valdymo galim lengvai jas pasukti, atidaryti arba uždaryti. Taip pat, jeigu yra terasa ir durys į terasą, galime bet kurioje vietoje praeiti, tiesiog netitraukiant pačių užuolaidų. Tai jos vadinasi yra atskiros, ar ne? Atskiros užuolaidos, todėl, kaip ir minėjau, galima vieną dalį išimti ir pakeisti. Gražu yra tai, kad jos visada gražiai susibangavę, visada lygios, niekada jums nebus problemų, kad kažkas tai patraukė ir jos susikloščiavo negražiai. Kai yra terasinės durys, mes galim tiesiog nelandžioti pro kiekvieną, bet atitraukti ir lengvai praeiti. O kokiams patalpoms rekomenduotumėt būtent šitas užuolaidas? Šias užuolaidas renkasi žmonės tiek į svetainės, tiek į miegamosius kambarius, taip pat populiarėja netgi ofisuose ir jau tikrai teko ne viename jas dėti. O kaip dėl spalvų? Ar tik tai baltos, o gal yra ir didesnis pasirinkimas? Spalvų paletė yra didesnė, taip pat yra kreminė spalva, pilkų atspalvių ir netgi juodos. O tai kaip reikia prižiūrėti tokias užuolaidas? Šių užuolaidų priežiūra yra gan paprasta, jas galima skalbti kaip ir paprastas užuolaidas. Dėl ilgesnio dėvėjimosi, aišku, patartina skalbti rankomis, bet šiaip tiesiog skalbimas. Tai priežiūra pakankamai paprasta? Pakankamai paprasta. Dar labai vienas geras yra dalykas, kad Illusion susideda iš atskirų juostų ir jeigu, pavyzdžiui, išsipurvino, aptaškėt tik tais 1-2 juostas, jas galima atkabinti ir plauti ne visą produktą, o tik tais tas porą juostų. Taip pat pliusas yra tas, jeigu turit naminių gyvūnėlių, tai jeigu juostas pažaidė su juostom, jas sudraskė arba išpurvino tiek, kad jau negalima išskalbti, tai tiesiog galima užsisakyti papildomas juostas ir jas lengvai pasikeisti. Ar reikia papildomo pasiruošimo, norint pakabinti tokias užuolaidas namuose? Papildomo pasiruošimo kaip ir nereikia. Galima atvažiuoti ir iš karto jas sumontuoti. Tačiau yra sprendimų, kuriuos žmonės nori panaudoti būtent savo namuose, tai tarkim montuoti nišoje. Todėl reikėtų iš anksto nusimatyti, koks turi būti nišos gylis. Taip pat šios užuolaidos gali būti valdomos elektra, todėl reikėtų iš anksto pasirūpinti elektros atvedimu į vietą. O kaip kiti langų uždengimo sprendimai? Vis dar išlieka populiarūs roletai, kadangi juos paprasta naudoti kaip paprastą sprendimą langų uždangai. Taip pat jos puikiai derinamos kartu su užuolaidomis. Gausi spalvų gama, audinių pasirinkimas
Kiekvienais metais išleidžiamos naujos kolekcijos leidžia lengvai priderinti prie namų interjero. Todėl žmonės mielai vis dar renkasi ir neatsisako roletų. Dar vienas toksai kaip papildomas sprendimas ir galbūt Europoje ypatingai šiuo metu populiarėjantis yra plissé žaliuzės. Kadangi jos yra valdomos iš viršaus į apačią arba iš apačios į viršų, taip pat turi gausią spalvų gamą, gali būti ne tik vienspalvios lygios, bet ir su raštais. Taip pat gali būti dvigubos ir atspindinčios saulės spindulius, tinkamos ne tik standartiniams langams, bet ir ovaliems, tarkim, trapecijos formos. Todėl irgi kai kuriais atvejais tenka jas pritaikyti ir pas klientus namuose. O man, pavyzdžiui, labai gražu medinės žaliuzės. Kada jas rekomenduotumėt dėti pas save namuose? Medinės žaliuzės vienos populiariausių tarp architektų ir interjero dizainerių, kadangi suteikia interjerams jaukumo, komfortiškumo. Galima jas naudoti vonios kambariuose, mielai deda virtuvėse ir netgi svetainėse ar kitose kambariuose. Kristina, technologija žengia į priekį. Kokie išmanūs sprendimai siūlomi langų uždangoms? Šiai dienai visi langų uždangos sprendimai gali būti valdomi elektra. Tai yra patogu, kai žmonės nori įsirengti išmaniuosius namus ir valdyti savo langų uždangas tiesiog per telefono programėlę. Vienas niuansas yra, kad tai reiktų pasidaryti projekto pradžioje. Tiesiog nusimatyti jungiklius, atsivesti laidus, apgalvoti, ar tai bus valdoma pulteliu ar jungikliu ir tiesiog pasirinkti savo tinkamą sprendimą. Kaip šiuo atveju yra numatytas elektrinis užuolaidos karnizas, kuris tiesiog yra valdomas vienu rankos paspaudimu, mygtuku. Wow! Labai patogu. Ir kaip išmanu, ir labai gražu. Įdomu, kas bus, jeigu patrauksiu. Jos pačios užsitrauks. Geras. Man reikia šitų užuolaidų. Išmaniosios technologijos neaplenkia ir langų uždangų. Anksčiau žaliuzės buvo naudojamos tik biuruose, o šiandien atrodo kaip stilingos užuolaidos ir namuose. Akivaizdu, kad sprendimų langų uždangoms yra tikrai daug, tad nebijokime įsileisti technologijų į savo namus.